Nehemijo knyga, 10 skyrius. Užanspaudavo šie Nehemijas, Hachalijos sūnus, tai yra Tiršata, Zedekija, Seraja, Azarija, Jeremija, Pažhūras, Amarija, Malkija, Hatušas, Šabanija, Maluchas, Harimas, Meremotas, Abdija, Danielius, Ginetonas, Baruchas, Mešulamas, Abija, Mijaminas, Maazija, Bilgajas ir Šamaja. Jie visi yra kunigai. Levitai, Azanijos sūnus Ješuva, Binujas iš Henadado palikuonių, Kadmielis, Šebanija, Hodija, Kelita, Pelaja, Hananas, Michėjas, Rehobas, Hašabija, Zakūras, Šerebija, Šebanija, Hodija, Banis ir Beninuvas. Tautos kunigaikščiai: Parošas, Pahat Moabas, Elamas, Zatuvas, Banis, Bunis, Azgadas, Bebajas, Adonija, Bigvajas, Adinas, Ateras, Ezekijas, Azūras, Hodija, Hašumas, Becajas, Harifas, Anatotas, Nebajas, Makpijašas, Mešulamas, Hezyras, Mešezabelis, Cadokas, Jaduva, Pelatija, Hananas, Anaja, Ozėjas, Hananija, Hašubas, Halohešas, Pilha, Šobekas, Rehumas, Hašabna, Maasėja, Ahija, Hananas, Ananas, Maluchas, Harimas, Baana. Visi kiti kunigai, levitai, vartų sargai, giedotojai, šventyklos tarnai ir tie, kurie atsiskyrė nuo krašto tautų dėl Dievo įstatymo, jų žmonos, sūnus ir dukteris, kurie suprato, prisijungė prie savo brolių, savo kilmingųjų ir įsipareigojo vykdyti Dievo įstatymą, kuris buvo duotas per Dievo tarną Mozę, ir laikytis visų viešpaties potvarkių bei nuostatų. Pasižadėjome neduoti savo dukterų krašto žmonėms ir neimti jų dukterų. Jei krašto žmonės šabo dieną atgabentų prekių ar grūdų parduoti, nieko iš jų nepirksime, nei per šabą, nei šventadieniais. Taip pat pasižadėjome 7 metais nesėti ir atleisti visas skolas. Mes pasižadėjome kas metus duoti trečdalį šekelio Dievo namų reikalams, padėtiniai duonai, nuolatiniai duonos aukai, nuolatiniai deginamai aukai, šabo aukoms, mėnulio jaunaties ir iškilmingų švenčių aukoms, šventiems daiktams, aukoms už nuodėmę Izraeliui sutaikinti ir kitiems Dievo namų reikalams. Kunigai, levitai ir žmonės burtų keliu nustatė malkų pristatymo Dievo namams eilę, kad būtų atnešama šeimomis, kasmet nustatytų laiku viešpaties, mūsų Dievo aukurui, kaip parašyta įstatyme. Taip pat įsipareigojame kas metus pristatyti viešpaties namams mūsų laukų derliaus ir vaisių pirmavaisius. Be to, mūsų sūnų pirmagimius ir galvijų bei avių pirmagimius pristatyti į Dievo namus kunigams, tarnaujantiems Dievo namuose, kaip parašyta įstatyme. Kas geriausia iš mūsų valgių, įvairių medžių pirmųjų vaisių, vyno ir aliejaus, pasižadėjome pristatyti kunigams į Dievo namų sandėlius, o mūsų laukų dešimtinę levitams. Levitai patys surinks dešimtines visuose mūsų miestuose. Araono sūnus, kunigas, lydėjęs levitus, jiems renkant dešimtinę,
o levitai atiduos 10% į Dievo namų sandėlius. Izraelitai ir levitai sugabens javus, vyną ir aliejų į sandėlius, kur yra šventyklos indai, tarnaujantis kunigai, vartų sargai ir giedotojai, kad neapleistume Dievo namų.